Dada Lietuvoje. 1. Dada Lietuvoje. Tai gyvuoja didysis meno sūkurys, iškilęs šio rašyko miesto svetainės centre. Išmeskite Vincą Mykolaitį Putiną, Balį Sruogą, Antaną Škėmą ir Katę, už borto iš klasicistinio modernumo literatūros laivo. Kas nepamiršta savo pirmosios meilės knygos, nepripažins savo paskutinės. Nusiplaukite rankas, kurios prisilietė prie purvinų puslapių, parašytų tų nesuskaičiuojamų Antanų vienuolių, gleivių. Mums reikia žmonijos nesąmonių, jų kvailumo, gyvuliškumo ir svajonių. Dada Johanas Wolfgangas Goethe, dada Stendhalis, dada Dalai Lama, dada Buda, dada Biblija ir dada Nietzsche. Man nereikia žodžių, kuriuos sugalvojo kiti žmonės, visi žodžiai yra kitų žmonių išradimai. Man reikia savo žodžių, savo ritmo, taip pat balsių ir priebalsių atitinkančių taktą ir viską savo. Dada lieka Europos silpnybių rėmuose, tai vis dar šūdas, bet nuo šiol norime šūdą skirtingomis spalvomis, kad meno zoologijos sodą papuoštume visų konsulatų vėliavomis. Pirmą kartą dadaizmas atsisakė estetinio požiūrio į gyvenimą. Jis drasko į gabalus visus tuos didžius žodžius, tokius kaip etika, kultūra, internalizacija, kurie tėra priedanga silpniems raumenims. Žodis dada rodo tarptautinį judėjimo, kurio neriboja jokios sienos, religija ar profesija pobūdį. Dadaizmas yra tarptautinė mūsų laikų išraiška, didysis meninių judėjimų maištas, meninis visų tų daugybės išpuolių, taikos kongresų, muštynių, daržovių turguose, socialinių susibūrimų ir taip toliau atspindys. Trenkit savo į veidą ir kriskit negyvas. Mėly kolegos, prieš po praeitis ateitis, dabar vakar, štai kodėl jūs visi mirsite. Galiu tik patikinti, kad nesijaudinu ir kartoju. Meskite viską. Meskite dada. Meskite žmoną meilužę. Meskite savo viltis ir baimės. Mokykite savo vaikus Bohemijos miškelio pakraštyje. Nuleiskite medžiagą šešėliui. Atsisakykite lengvo gyvenimo ir pasiruošimų patogiai ateičiai. Išeikite ir nesižvalgykite atgal. Visi esate apkaltinti. Atsistokite kaip nuolankiai stovėtumėte dėl Vinco Kudirkos tautiškos giesmės ar Marijono Mikutavičiaus 3 milijonai. Vien nihilizmas nedvokia, jis tai niekas, niekis nonsensas. Kaip jūsų viltis, niekas. Kaip jūsų rojus, niekas. Kaip jūsų stabai, niekas. Kaip jūsų politika, niekas. Kaip jūsų didvyriai, niekas. Kaip jūsų menininkai, niekas. Kaip jūsų religijos, niekas. Šnypškit, šaukit, spirkit man į dantis, na ir kas, vis tiek. Jums pasakysiu, kad esate puspročiai. Po 3 mėnesių mes su bendražygiais parduosime jums savo pirmus rankraščius už kelis centus. 2. Aš vis dar laikau save labai simpatišku. Mes visada darėme klaidų, bet didžiausios klaidos yra mūsų parašyti eilėraščiai. Apkalbos turi vieno raisondė atvirkščias įžambus klaustukas 3. Biblinių tradicijų atgaivinimą ir palaikymą. Apkalbos tobulėjimas skatina valstybės kontroliuojama tabako bendrovė, geležinkeliai, ligoninės, apdirbimų pramonė ir audinių fabrikai. Apkalbas skatina šeimos kultūra. Apkalbas skatina Petros Skatikas. Kiekvienas seilių lašas ištrūkęs iš pokalbio paverčiamas auksu, kadangi žmonėms visada reikėjo dievybių, kad apsaugotų 3 esminius įstatymus, kurie yra Dievo įstatymai: valgyti, mylėtis ir tuštintis. Kadangi žmonės keliauja, o įstatymai yra per griežti, šiuo metu vienintelis svarbus dalykas yra apkalbos. Dažniausiai jos pasireiškia dada forma. Yra žmonių, žurnalistų, teisininkų, mėgėjų, filosofų, kurie netgi mano, kad kitos formos - verslas, santuokos, vizitai, karai, įvairios konferencijos ribotos, atsakomybės bendrovės, politika, nelaimingi atsitikimai, šokių salės, ekonominės krizės, isterijos priepuoliai yra dadaizmo variacijos. Nebūdamas imperialistas nepritariu jų nuomonei. Veikiau manau, kad dadaizmas tai yra antros eilis dievybė, kurią gana paprasta pastatyti šalia kitų tarpuvaldžio religijų naujojo mechanizmo formų. Ar paprastumas yra paprastas, ar tai dadaizmas? Laikau save gana simpatišku. Ar poezija būtina? Žinau, kad tie, kurie garsiausiai šaukia, prieš ją iš tikrųjų ruošia. Jei patogų tobulumą, jie ją vadina ateities higiena. Žmonės įsivaizduoja vis artėjantį meno sunaikinimą. Čia jie ieško
labiau į meną panašaus meno, hiena, tampa mano dievo tyrumu. Ar turime nebetikėti žodžiais, nuo kada jie išreiškia priešingai nei to, ko nori juos ištariantis organas? Štai kur slypi didžioji paslaptis. Mintis gimsta burnoje. Didis Kanados filosofas pasakė, mintis ir praeitis taip pat labai simpatiškos, ir aš vis dar laikau save labai simpatišku.